Trenerė, tokios paradoksalios rungtynės, bet futbole paradoksų būna. Kaip įvertintumėt tai, kas vyko 90 ir plus minučių? Čia tų paradoksų mums pastoviai būna. Vertinčiau taip, aš manau, pirmą kėlinį gal Kauno Žalgiris buvo ta aktyvesnė komanda, gal daugiau to kamuolio turėjo, gal labiau agresyvesnė ir rodė tą didesnį norą. Ir natūralu, kad tai jų stadionas, jie čia pradėjo treniruotis. Mes kažkokie tokie buvom, nenorėčiau tokių matyti, nes buvo tokių dvikovų, kur matėsi akivaizdžiai, kad jie yra agresyvesni. Bet, žinot, jeigu nebūtų varo, manau, to pirmo įvarčio irgi nebūtų. Nors varas parodė, kad 11 metrų baudinys ir aš su tuo visiškai sutinku. Ir manau, be varo būtų sudėtingiau tai pamatyti, bet, yra kaip yra. Tai įmušė 11 metrų baudinį ir manau, kad mes šiek tiek persistatėm ir išėjome antrą kėlinį daug agresyvesni ir buvo tas laikotarpis kažkur tai 20-25 minutės, kur turėjome savo momentus ir gana gerus momentus ir nusipelnėme to įvarčio išlyginamo ir atrodė taip, kad perimam iniciatyvą ir daugiau su to kamuoliu ir susikūrėm gerų momentų. Ir visą laiką čia taip atsitinka. Jau turėjom tokių keletą rungtynių čia irgi, kad yra tas būtent toks momentas, kai galime perlaužti tas rungtynės. Ir įvartis. Atėjo įvartis, sakyčiau, iš nieko, labai tokioj kontroliuojamų situacijų, kur reikia lydėti žmogų, paprasčiausiai pražiopsojom, nieks nepasaugojo, nieks nepadėjo, prasileidom tą įvartį. Apie trečią tai aš net nenoriu net ką kalbėti. Tai kažkoks nesusipratimas, neįsivaizduoju, kaip galima taip sužaisti tokiam momente. Bet, kaip ir sakau, dar nieks nieko nelaimėjo ir nieks nieko nepralošė. Tai po 5 pergalių pralošti gal ir atėjo laikas ir vėl pasižiūrėti, pamatyti, ko mums trūksta ir laukiam sekančių rungtynių prieš Vilniaus Žalgirį. Toks truputį link Velykų klausimas yra tokia patarlė, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Tai galbūt ir jūsų mintis buvo, kad galbūt kartais pralaimėjimas duoda daugiau naudos negu pergalė. Nesakyčiau taip, kad pergalė yra visą laiką malonu, laiminėti yra visada malonu, bet sakau, pralaimėjimai tai turėtų, manau, sutelkti mūsų komandą. Vyriškai pasikalbėjom, išanalizuosim, pamatysim ir reikia eiti į priekį. Tai niekas nieko dar nepralošė. Nebuvo ypač patenkintas galbūt pačiu turinio žaidimo iki pertraukos, bet jau antras rungtynes iš eilės, pirmi kėliniai ne ypač nusisekė, bet nekeičiate žaidėjų ir leidžiate žaidėjim tiem patiem, kad pradėtų žaisti kitaip. Palaukit, jūs kalbat nenusisekė, kame nenusisekė. Futbole visko būna, būni prasileidė, būna tu neįmuši, tai aš negaliu sakyti, kad jie nebūna nusisekę. Tai, ir šiandien tų keitimų iš karto drastiškai aš nesiruošiu daryti ir reikia žaidėjams ir laiko, ir apsiprasti. Ir aš manau, antras kėlinys, tai ir parodė, kad apsipratom ir buvom daug agresyvesni, darėm tai, ką buvom suplanavę ir ko nedarėme pirmą kėlinį. Tai, ir viskas matėsi akivaizdžiai, kad daugiau noro ir daugiau žaidėjų priekį buvo ir galimybė mušti. Praeitose rungtynėse nebuvo Klaudijaus Upsto, šiandien žaidė taip, kapitoniškai, kaip sakyčiau, kaip jo žaidimą vertinti. Aš iš jo visą laiką tikiuosi to. Tai jisai yra kapitonas, yra lyderis ir savo žaidimu jisai turi uždegti komandą ir kai neina, jisai turi būti tas žmogus, kuris iš vidaus atlieka trenerio darbą. Jisai tą puikiai daro treniruotėse ir varžybose.